Esu tikra, nustebtumėme, kiek daug spalvingų asmenybių kiekvieną dieną sutinkame toje pilkoje minioje, tik to nežinome. Antrasis mūsų laidos herojus, šiaulietis Justas Ašmontas, kaip pats sako, yra nei geresnis, nei blogesnis už bet kurį iš mūsų. Tačiau jo gyvenimo filosofija yra kaip niekad pozityvi. Dovanoti šypsenas, mylėti gyvenimą ir džiaugtis kitais. Pokalbį su Justu Ašmontu pradėjome žvilgsniu į praeitį, į pirmąją jo pažintį su joga. Mano žmona pirma nuėjo. Aš irgi iš karto žiūrėjau taip įtartinai, sakau, kokia tu čia sekta dabar čia pasukai, sakau, tokia visą švytinti vaikštai įtartinai, sakau, kažkas gal čia ne taip su tavim. O po to pasižiūrėjau, kad viskas lyg ir gerai, su jie ten stogas vietoj stovi, o atrodo pradėjo žmogus daugiau šypsotis, džiaugtis gyvenimu ir po to tiesiog po pusės metų aš jau atėjau iš paskos. Ir kai jau atėjau, tai iš tikrųjų supratau, kad radau tai, ko visą gyvenimą sąmoningai ir nesąmoningai ieškojau. Savo gyvenimo harmoniją šiaulietis Justas Ašmontas atrado kartu su pirmosiomis jogos praktikomis, kuriomis užsiema jau 10 metų. Nelaikau savęs kažkokiu kietų jogų, bet tiesiog jau, kad joga būtent. Žmonės daugelis atrodo, tą jogą žino žodį, aišku, dabar visiems gal kažkada buvo naujiena, dabar visi tą žino, skaluoja ir viskas tvarkoj. Tai gal kažkam tas žodis joga atrodo kažkoks iš aukštybių nuleistas. Joga tai yra tiesiog, jeigu iš sanskrito kalbos, jeigu paimti vertimą, tai yra vienybė. O vienybė tai yra, kaip aš suprantu jogą būtent. Kai tu gyveni harmonijoje su savimi ir su visų su pačiu pasauliu. Ne tas, kad tu kažkokias labai kietas ten pozicijas ar asanas gali padaryti ar ten ale beleką. O kai tu tiesiog gyveni harmonijoje su savimi ir su supančiu pasauliu, tai tada tu gali laikyti save jogu. Nes tu tiesiog esi jau, manau, tikrai gan gerą kelią nuėjęs pakeliu į save. Justo kelias į save nuvedė jį net į tolimąją Indiją. Joje pašnekovas svečiavosi 3 kartus. Ką galiu pasakyti būtent apie Indiją, tai yra tikrai visiškai kitoks pasaulis. Aš tą iškart supratau tik nuvykęs, tik iš lėktuvo išėjęs netgi oras visai kitas. Visai atrodo, patekai visai kažkokią kitą dimensiją. Tai yra tiek didelė šalis ir tiek įvairiapusė, kultūros, religijų yra tokia įvairovė, kad ten vietos yra viskam, kas yra šiam pasaulyje, viskam yra vietos. Bet tik tiek, kad būtent pas juos yra labai stipriai išreikštas tas meilės artimui, tas aspektas, priėmimo visą taip, kaip yra. Nes jie viską priima kaip Dievo dovaną tiesiog. Kas be ateitų į gyvenimą, aš tiesiog su nuolankumu tai priimsiu ir priimsiu kaip pamokas man. Skirtas būtent man, mano tobulėjimui. Indijai buvau 3 kartus jau ir tikrai Indiją galiu pasakyti, kaip tu kažkada buvusių reklamų kartą paragavęs negali sustoti. Jo, taip yra. Nors negaliu pasakyti, kad galėčiau gyventi Indijoje. Gal galėčiau, bet gal nelabai norėčiau, nes aš pabuvęs jau kažkokį ilgesnį laiką ten jau dairausi vis tiek. Kaip bebūtų. Kaip sako, lietuviais esame mes gimę, ane? Ir tikrai man visada yra čia labai gera būti Lietuvoje, nes pakeliavęs ir kažkiek Europą išmaišęs ir ten, bet visada noris grįžti čia. Gal tėvai iš tikrųjų įskiepijo tą meilę Lietuvai, tą patriotizmą ir ne veltui gimiau ne indų šiam gyvenime, o lietuvių, todėl ir traukė Lietuvą. O Indija, tai yra toks kraštas, kad tikrai, sako, visiškai kitas pasaulis atrodo, tikrai tai yra įdomu patirti. Tik kad tai kalbėti, galima labai daug pasakoti, bet iš tikrųjų tai yra patirtis. Kaip ir kiekvienas dvasinis ieškojimas, dvasinis kelias, taip pat ir Indija, tai yra patirtis, tu turi patirti, kas yra Indija. Pamatyti, nes yra be galo. Dabar, kaip prieš metus, panašiai su sūnu, mes dviese keliavom po Indiją, tai mes turėjom, galiu pasakyti, tokią dvasinę, pažintinę, turistinę gal kelionę, dvasinę, pažintinę, poilsinę kelionę. Nes tarptautiniam gyvenimo meno ašrame, šventykloje, vyksta ten tokia viena iš didžiausių Indijos dvasinių švenčių, tokia yra labai gražiai iš tikrųjų šventė. Navaratri vadinas. Ir mes pradžioje nuvykom ten, praleidom gerą savaitę, apie 10 dienų. Tai yra tikrai labai gilios patirtis, gilios meditacijos, aukojimai, kaip aukojimai, ten vadinamės tavo aukojimai, ten, jie ten savo dievybėmis aukoja visokios ten.
aukojimą pasakysiu, kad nepagalvotų, kad gaidį pjauna ar kraujas taškosi, ne, nu, tiesiog ryžius, kruopas, grūdų, žolės, kamfarą ten. Nu, žodžiu, tai, ką duoda Dievas, dieviškumas visas pasaulyje, mes jie su meile gražindami atiduoda atgal. Tai yra tokios kaip senovinės, tradicinės tokios kaip jagios vadinamos, pūdžios. Tai be galo seni ir gilūs procesai ir labai gražu iš tikrųjų. Mes tiesiog dalyvaujame ten. Mes dalyvaujame, stebime meditacijos kažkokias. Nu, tai yra tikrai įdomu. Tai yra labai gilios patirtis. Po to su sūnum vykom į Goa. Ten netoli iš tikrųjų, ten 500 km Indijos maštabais, tai čia yra visiškai šalia. Tai, nu, ten ilsėjomės po palmėmis, ten, nu, sako, visiškai skirtingi dalykai. Čia yra toks, grynai, tradiciniai kažkokie kultūriniai indiški dalykai. O po to, kur vyksta, kur yra turizmas, kur suvyksta žmonės iš viso pasaulio ir tiesiog ilsėjomės, gražėjomės gamta, nuostabia gamta, šiltų vandenynų. O po to vykome per visą Indiją, iš Goa tai į Rišikešą, tai yra jau šiaurės Indija, tai yra šventas indų miestas. Šventas, jogų miestas. Na ten iš tikrųjų kiekvienas save laikantis dvasinių ieškotojų ir ieškantis kažko. Ir keliaujantis po Indiją, manau, tikrai turėtų aplankyti Rišikešą. Ten Gangos aukštupis yra. Nu, ten iš tikrųjų yra įspūdinga labai vieta. Daug ten reiktų pasakot, bet tai įdomu labai. Justas Ašmantas Indijoje susidūrė su daugybė vietinių bei pasaulyje žinomų tikėjimų. Paklausus, ar nebuvo kilusi mintis atsiversti į budizmą ar kitą rytų kultūros religiją, pašnekovas nusijuokė. Anot Justo Ašmanto, visatoje egzistuoja vienas dievas ir yra viena religija – meilė. Meilės religija. Tai pagrindinė yra pasaulio religija. Vienijanti viso pasaulio religijas ir viso pasaulio judėjimus. Tai yra pagrindinė esminė meilės religija. Ir kai žmonės tą suvoks, kad visų religijų esmė ir pagrindas yra tam, kad tiesiog mylėtume viens kitą, savo artimą, visą pasaulį, norėtume padėti viens kitam. Kad norėtum duoti ir dalintis to, ką mes gerą turim, o ne kad paimti ir kažką. Iš esmės, manau, kad pasaulis tada pasikeis. Ir iš esmės pasikeis ir jis dabar jau keičiasi, aš tai tikrai matau ir jaučiu, bet ateis dar didesniais mastais tas pradės vykti, aš to esu tikras. Kai žmonės suvoks pagaliau, kad reikia į šį pasaulį atėjimą ne tam, kad imti, o tam, kad duoti. Ir didžiausia laimė ir džiaugsmas, patikėkit, yra matyti šalia savęs laimingą besišypsantį žmogų. Kai tu žmogus pradedi žiūrėti giliau į save, tu pamatai, kad tavo esmė, tavo šaltinis yra džiaugsmas. Skleisti tą džiaugsmą kitiems į aplinką. Tai yra taip natūralu, dalintis to džiaugsmu su kitais. Nes aš jau kaip sakiau, kad tikrai yra mano patirtis yra tokia, kad viena iš didžiausių žmogus dovanų tai yra padovanoti kitam žmogui šypseną. Jeigu kažkas yra nuliūdęs, pamatai žmogus susikrimtęs, tai tiesiog nueik jam, nusišypsok, gerą žodį pasakyk, bet ką, kad ir pažiūrėk gražiai švelniai jį. Ir tai keičia viską iš esmės. Pozityvumu spinduliuojantis šiaulietis sako, kad jis savo laimę atrado supratęs paprastą gyvenimo tiesą – neimti, o duoti. Gal dėl to Justo nevaržo materialios priklausomybės bei įsipareigojimai. Tie pinigai, dar kažkas, tai yra tik priemonė pasiekti kažkam įgyvendinti kažkokius savo gyvenimo tikslus, o kad kaupt kažką, kad važiuot, ale, čia krūtą mašiną pravažiuosiu, čia mane pasižiūrės kažkas, kaip ne. Tiesiog aš pripratau džiaugtis kiekvieną gyvenimo dieną, kiekvieną akimirką ir kad save pririšti prie kažkokių, aš manau, kad žmonės tiesiog užsikrauna labai didelę naštą su turtais, su butais, su mašinomis, tai yra jie prisima tik tokių daug dalykų, nuo kurių paskui galvoja, kaip būtų gerai, kai jų nebūtų, ar darbai, karjeros, kažkokios ten siekiamybės. Jie užsikrauna ir po to turi neštą naštą savo ant pečių, galvoja, kaip būtų gerai to neturėti. Aš nesakau, kad blogai tai yra, bet aš nemanau, kad jie turėtų labai varžyti mus. Tokie tie visi materialūs dalykai. Nes materija, aš nesakau, kad materija viskas tvarkoja, bet viskas turi būti balansė. Jeigu mes einam vien tik į materiją, tai mes pasidarom labai atšiaurus, grubus patys savo ir kitiems ir siekiam kažko tik tais labai apčiuopiamo ir visiškai nežiūrim į save. O jeigu mes tampam vien tik tais jogais ir dvasininkais dideliais, tai mes tiesiog įskrendam, nuskrendam, nuplaukiam kažkur. Kai sako, ne, veltui tokie priplaukia, biškiai kiti atrodo, ne?
tokie dvasiniai ieškotojai jogai. Visur, iš esmės, visur gyvenime turi būti balansas. Jeigu tu eini materijos dalykus, tvarkuoji, gyvenk savo materialų gyvenimą, bet domėkis ir savo vidum. Ir tada, kai ateina į vidurį centrą, tai mes jaučiamės labai gerai, jaučiamės centruoti, centre. Tai yra esmė. Esmė yra centras, gyventi centre, džiaugtis tą akimirką. Kai mes esame savo centre, mes esame šiame momente. Kai mes esame šiame momente, mes gyvenam tikrą pilnavertį gyvenimą. Šiam vakarui tiek. Ačiū, kad šį pusvalandį buvote kartu. Na, o kitą kartą kviečiu susitikti jau po 2 savaičių, spalio 23 dieną, antradienį, 18 val. Tuo pačiu kanalu. Iki.